Labadiena, mano vardas Simonas ir šiandieną mes esame UAB Pakmarko partnerių įmonėje Lesta. Įmonė gamina eksploatacinius skysčius automobiliams ir šiandieną norėčiau trumpai papasakoti apie porą projektų, kuriuos įgyvendiname kartu su mūsų partneriu. Klientui pastatėme dėžių išlankstymo sistemą Komarme F1000, kuri ne tik išlanksto įvairaus formato dėžes, bet tuo pačiu ir užklijuoja dėžių kraštines su lėtinė juosta. Turime išpilstymo įrenginį su idėja išpilstyti produktus į maišelius ir galiausiai yra roboto telė, apie kurią irgi šiek tiek plačiau. Operatoriaus darbo zonoje yra rankinis padavimas į roboto telę per rolikinį konvejerį, kuris atveža produktus ant motorizuoto konvejerio. Nuo motorizuoto konvejerio roboto ranka Kawasaki BX100L su 100 kg keliamąja gale gali paimti produkciją nuo konvejerio su universaliu griebtuvu ir ne tik jį padėti ant paletės, bet tuo pačiu ir pasirūpinti, kad būtų įdėtas tarpsluoksnis. Sukrovus paletę, jinai yra išvežama rankiniu būdu, jos pozicija yra pastatoma kita nauja tuščia paletė. Kalbant apie šitą sistemą, jinai yra ypatinga ne tik tom, kad ji yra mobili, bet ir tom, kad jinai gali būti pakelta į aukštesnį lygį, jeigu galvotumėm apie pilną automatizaciją. Prie šios sistemos galima pastatyti antrąją sukrovimo zoną, antrąjį konvejerį krauti produktus. Taip pat galima pridėti kito formato tarpsluoksnių dėtuvę, lygiai taip pat automatizuotai atvežti paletes, kurios gali būti atvežamos iš padėklų dėtuvės. Jeigu turim automatizuotą padėklų atvežimo sistemą, padėklai gali būti sekančiame etape apvynioti stretch plėvele, ant jų užklijuotas lipdukas ir taip mes galim turėti pilnai automatinę linijos pabaigos sistemą. Ačiū Lestai už galimybę bendradarbiauti šito projekto kontekste. Linkiu sėkmingo sezono ir gražių švenčių.